Va, atvažiavome į uostą. Nueisime į restoraną, pasižiūrėsime, kaip čia atrodo. Pafilmuosiu daugiau. Čia. Mes dabar uoste Agate Marina. Pasižiūrėsime, kaip čia kas atrodo. Ir jums, aišku, parodysim. Žiūrėkite. Taigi, mes čia randamės Agate Marina. Va. Matote, kur randasi žemėlapyje, va yra Kipras, va šičia būtent toje vietoje. Čia yra sporto salė. Va. Čia yra sporto salė. Reikia gal eiti vidų. Čia sporto salė. Tada. Čia dar viešbutis yra. Baseinas yra. Va. Va. Vienu žodžiu, čia va uostas. Tu aš naisiu iki restorano dar. Vaikų žaidimų aikštelė va ten. Va, vaikams žaisti. Jachtos, laiveliai. Kas ką mėgsta. Tai va. Šalia parduodamos vilos po 550 tūkstančių. Su vaizdu į šitą uostą. Štai ten yra pliažas. Va, pažiūrėkite. Ten va, gultai, skėčiai. O aš einu į restoraną. Štai čia. Tai čia va uostas Agate Marina. Parodysiu jums restoraną, kaip atrodo čia. Va ten va matosi vilų stogai. Va. Ten kur parduodamos vilos va. Ir štai čia šalia yra va restoranas. Kaip atrodo restoranas Agate Marina. Čia va, net ir muziejus yra. Va. Žuvų pagrindė. Žuvų. Toks va vaizdas į uostą yra. Čia va tokia jauki vieta pasėdėti. Norite čia gyventi? Yra vilos. Norite daugiau informacijos? Skambinkite, rašykite į WhatsAppą, Telegramą arba palikite tiesiog savo numerį. Tęsėme mūsų turą pro Agate Marina uostą šalia parduodamų vilų. Tai va, jachtas galima įsinuomoti čia, kas turtingesni, jie nusiperka jachtas tiesiog. Va, parduotuvė yra.
Čia rūbų parduotuvė, tada yra čia laivų techninis centras ten. Čia dar закрыто. Parduotuvėlė vietinė yra, vienu žodžiu. Produktai guli. Einam pasižiūrėsim, ten toks va pliažas su baseinu yra dar toliau. Parduodamos vilos ten ant kalno yra. Va. Būtent šitos mūsų kompanijos Accol Global. Va ten va matote vilas. Ir va tas va yra reklama šita Accol Global. Įvažiavimas va tas raudonas į vilų kiemus. Ir va ten va yra vilos. Būtent aš čia atėjau, kad jums parodyti, ot kas yra aplinkui, va, jeigu jūs ten nusiperkat, gyvenat ir ką galima veikti, ką iš vis čia daryti. Tai va. Va šičia visi kalnai jau žalesni. Čia neleidžia filmuoti žmonių, bet pasiprašiau, kad vis dėlto man leistų filmuoti ne žmonės, bet visą aplinką, kaip čia atrodo. Tai aš to baseino taip ir nepaimsiu. Bet ten baseinas yra. Va. Čia toksai va yra pliažiukas. Truputį yra smėlio, bet dugnas iš akmenukų. Nes čia kita pusė salos. Va kaip atrodo. Va ten va yra toksai va tas, kur man neleido filmuoti, ten baseinas, va žmonės baseinė yra. Ir restoranas yra su gultais. Tai čia gali ateiti visi. Aš klausiau, čia nėra tik tais viešbučio, nes čia yra viešbutis šitame. O mes parduodame vilas ten ant kalno. Tai va. Tai čia gali ateiti visi, tik tais neleido filmuoti, nes ten yra žmonės ir jie nenori, kad mes filmuotume žmonės. Dar aš nueisiu. Aš nueisiu, pafilmuosiu patį kalą. Krantas iš akmenų. Ir va ten yra vilos. Va matote, vilos matosi viršuje. Ten būtent tos, kurios mes parduodame. Liko 8 vienetai šiuo metu. 2 mėnesiai liko iki pridavimo. Jau baiginėjasi ten darbai. Tai gali būti, kad greitai jų ir neliks. Paskubėkite, jeigu domina. Rezervuokite. O jeigu domina,
Nekilnojamas turtas Kipre. Rašykite man telefono savo numerį arba į WhatsAppą parašykite žinutę ir mes susisieksime. Einam pažiūrėti pliažo. Va, koksai pliažas. Ir va ten yra vilos parduodamos. Liko tik 8. Domina kainos. Gal pigesnių norit objektų, rašykite į WhatsAppą arba tiesiog parašykite į žinutę savo telefono numerį.